Sveiki, šiame vaizdo įraše pabandysiu parodyti, kaip pasiruošti Windows 7 operacinės sistemas per instaliavimui. Šiame vaizdo įraše peržiūrėsime, kaip išsaugoti visus savo duomenis, kurie reikalingi. Tam reikalui aš atskirame diske susikursiu atskirus aplankus ir iš darbalaukio, dokumentų, paveikslėlio aplanko, video, galbūt medžiagos išsaugosiu reikiamus failus. Atsidarau kompiuterį, įsidedu patogiai langą, pas mane yra D diskas. Jeigu jūs neturite susikūrę atskirą diską, pabandykite išsaugoti USB atmintuke. Šiame diske aš susikursiu keletą aplankų. Kadangi saugosiu duomenis iš darbalaukio, tai taip ir padarysiu. Pirmiausia, susikursiu darbalaukės aplanką. Aplankas. Desktop pavadinsiu. Taip pat saugosiu duomenis iš dokumento aplanko. Susikursiu aplanką dokumentai. Paveikslėlių saugosiu. Todėl ir paveikslėlis aplankai reikalingas. Taip pat vaizdo medžiagą saugosiu, video aplanką sukursiu. Ir saugosiu muzikas, kiek turiu. Vadinasi, reikalingas aplankas muzika. Vardinti galite kaip norite. Man bus taip lengviau surasti po to reikiamus failus. Toliau, jau turiu šitos aplankus, atsidarau vartotojo profilį. Įsidedu patogiai langą. Štai darbalaukis yra. Iš darbalaukio saugosiu vienintelę aplanką HTML CSS tutorial. Didiske atsidarau ką tik sukurtą desktop aplanką ir pertempiu šitą. Viskas, grįžtu atgal didiske. Atsidarau dokumentą aplanką, nes dokumentus dabar saugosiu. Grįžtu taip pat ir vartotojo profilį atgal. Ir mano dokumentai. Darau jį. Štai turiu 5 failus. Apibraukiu ir taip pat pertempiu. Lygiai taip pat padarysiu ir su muzika. Mano muzika. Yra vienintelis aplankas Free Music. Dar dėl visako patikrinsiu biblioteką muzikos. Tik tai muzikos pavyzdžiai standartinės aplankas. Gerai, toliau paveikslėliai. Galiu eiti arba atgal į vartotojo profilį. Yra mano paveikslėliai. Wallpapers matau. Arba galiu eiti į biblioteką paveikslėliai. Tai yra tik paveikslėlių pavyzdžiai ir Wallpapers. Paveikslėlių pavyzdžiai standartinės. Wallpapers tai mano išsaugotas aplankas. Ir grįžtu atgal į diskę. Paveikslėlį atsidarau. Wallpapers. Na ir liko dar video. Grįžtu atgal. Mano vaizdo įrašai. Yra vienas aplankas ir failas. Pabraukiu ir pertempiu. Šiek tiek daugiau čia užima. Palauksime. Dar taip pat pasižiūrėsiu iš parankinių atsiųstus failus, ką turiu, galbūt iš ten norėsiu ką nors išsaugoti. Tai yra keletas failų irgi galiu išsaugoti, vadinasi D diske. Susikursiu dar naują aplanką atsiuntimui. Ir į jį išsaugosiu šitos 4 failus. Nereikės iš naujo siųstis. Na va. Štai atskirame diske išsaugojau reikiamus visus failus. Na, jeigu jūs turite dar kitur kur nors pasidėję, tarkime vietiniam diske C, kadangi jis bus formatuojamas, gali peržvelgti.
Laikinas pas mano aplankas yra tuščias, nieko jam neturiu. Dar žiūriu žaidimo aplankas yra pas mane sukurtas. Aha. Kadangi čia irgi daug yra, verta įsisaugoti ir jį. Tai tiesiog visą games aplanką paims ir tempsiu, išsaugosiu. Kadangi tai yra beveik 8 GB, tai šiek tiek užims laiko. Na štai, perkopijavo ir patį didžiausią aplanką. Dabar tikrai esu tikras, kad įsisaugau visas reikiamas failus. Programas reikės įdiegti iš naujo visas perinstaliavus kompiuterį. Galiu uždaryti čia viską ir jau galime pasiruošti per Windows operacinės sistemos perinstaliavimui. Kitame vaizdo įraše parodysiu pradžią, kaip pradėti diegti, nepanaikinant D disko